Koks jūsų vardas? Juozas, Kiek jų metų? 37. Iš kokio miesto esate? Iš Kauno gyvenau. Kaune. Kaip atrodė jūsų vaikystė? Graži. Kur augot, kaip kokia situacija? Vaikų namuose. Vaikų namuose. Jo Panemunėj. Pažinojot savo tėvus? Motina pažinau, bet manęs nelankė. O nuo kelių metų atsidūrėt vaikų namuose? Nuo 4. Kaip atrodė gyvenimas vaikų namuose? Iš pat pirmo blogas. Verkdavau labai. O paskui viskas susitaikė su tom. Ir buvo labai gražus vaikų namai. Koks vaikas buvot? Gražus vaikas, geras vaikas. O po mokyklos, kaip atrodė jūsų gyvenimas? Po mokyklos blogas buvo gyvenimas, atau tos narkotikus. Taip, bet jūs Lietuvoje, taip? Jo, Lietuvoje, atau narkotikus. Kokius? Amfetaminą. Kaip įvyko tas susipažinimas su amfetaminu? Per draugus. Per draugus? Jo. Tokie kaip pasakius, draugai tokie buvo, kad siūlydavo, imdavau, nikindavau. Tai imdavau per nosį ir žolę rūkydavau. Kaip, ar prisimėt savo pirmą pavartojimą? Blogai. Papasakokit daugiau, kaip kokia situacija buvo? Daug energijos, o po to man buvo silpna. Kiek laiko vartojate? 4 metus kažkur. Nuo 18 metų lygi 24. Kaip tas visas laikas, ką veikėt, kaip atrodo tas gyvenimas? Tamsu. Dirbot, nedirbot? Nedirbau, net gaudavau po 500 už mokslus, 24 metų. Ir kaip leisdavo dienas? Blogai, sėdėjau kambarį visą laiką. Kambarinių rašydavom į lauką ir viskas, tik tai toks gyvenimas ir būdavo. 500 gaudavau, per dieną jie išeidavo. Kaip tada prasimanydavot pinigų? Eidavom nemokamų maisto pasiimti. Būdavom ir nevalgiai išdžiūvęs buvau. Ir iki 24 metų sakot, kad vartojot. Ja. O po 20... kas įvyko, kad nustojot vartot? Nes važiavau į Angliją dirbti ir baigiau viską vartoti, žolę viską. Dirbau Anglijoje. Ką Anglijoje darėt? Dirbau faktoriai. Aha. Lazimbių sosiskų. Aha. Agurkų faktoriai dirbau. Aha. Pomidorų. Kaip atrodė gyvenimas Anglijoje? Irgi sunkus, labai daug iškovos. Toks darbas, kad labai sunkiai dirbau. Po 12 valandų kiekvieną dieną. Nenustojęs. Šeima kokia pas jūs? Ar yra žmona, vaikai? Yra žmona. Kada susipažinot? Ir kur? Anglijoje, Doncasterį. Prie gatvės. Kiek laiko jūs jau susituokėt? Nemeluojant 10 metų. O vaikai, kokia situacija su vaikais? Vaikai gal manęs ieško, nematau aš dabar jų. Kai deportavo iš Anglijos, nematau aš jų. Prieigim tada prie tos situacijos, prie deportavimo. Papasakokit, kas įvyko. Išdaužiau šlampą, sėdėjau pas draugus, draugas paėmė man už plaukų. Aš sunervavau, nuėjau langą išdaužiau. Su kumščiu ir mane policija, jau mane policija suėmė ir nuteisė 14 dienų. Ir po to tempiau per visus kalėjimus. Per Detention Center, per Bedfordo kalėjimą, per kitą dar kalėjimą. Čia per tuos 14 dienų jūs tampė, ar? Jo. Ne, po 14 dienų mane tampė per kitus kalėjimus. O kodėl? Nežinau, net nieko. Ir kiek laiko truko tas tampimas? 7 mėnesiai kažkur. 6 mėnesiai. Tai jūs nuteisė už tą langą? Nuteisė 14 dienų. Bet jūs 7 mėnesius kažką jūs tampė po kalėjimus. Kaip taip gali būti? Nesuprantu aš to dalyko, kaip tai padarė man. O tai kas nors aiškino? Niekas nieko neaiškino, ten buvo kaliniai policininkai. Jie apkaltino kitų vardų mane. Jūs dėl to lango išdaužimo apkaltino kitų vardų? Jo. O kodėl apkaltino? Nežinau. Tiesiog kažkaip klaida kažkokia? Jo, klaida įsivėlė. Ir tada 7 mėnesius jūs po kalėjimus tampė kažkodėl? Ir tada kas po 7 mėnesių? Po 7 mėnesių mane deportavo iš Anglijos. Su kitų vardu. Bet jūs dokumentus turėjot savo? Neturėjau dokumentų, pas žmoną mano dokumentai.
Tai jūs suėmė be dokumento, ne? Jo. Ir tada įvyko kažkoks susimaišymas dėl Jo. jūsų vardo. Jo. O per tą 7 tos mėnesius bendravo su žmona? Ne. Tai jinai kaip ir nežino, kur jūs esate. Jo. Po 7 mėnesių jūs deportavo į Lietuvą. Jo. Kas vyko deportavus, kaip nusileidot Lietuvoje, ką tada? Jie deportavo iš tenai, nei davė pinigų, nei nieko. Tiesiog atskrido čia be nieko? Jo, be nieko. Ir kaip atrodė? Prieš kiek čia laiko buvo? Stresavau prieš savaitę, prieš 2 savaitės. Kaip dabar atrodo jūsų gyvenimas, va, tas porą savaičių? Stresuoju vis. Kur gyvenat? Pas senolės. Nakvynės namuose, ne? Ne, pas senolės priėmė, ne nakvynės namuose, pas senolės. Ir dabar minėjot prieš filmuojant, kad jūsų tikslas yra dabar sugrįžti atgal į Angliją. Jo. Jūs tą legaliai padaryti galit? Galiu. Bet jūs deportavo. Jo, bet kitų vardų mane deportavo. Jie mane sumaišė. Turit? Jo. Su kuo deportavo mane, su dokumentais. Su jo dokumentais? Jo, galiu parodyti. Ne, man dokumentų matyti nereikia. Bet jūs deportavo su kito žmogaus dokumentais? Jo. Sumaišė mano vardu. O tai jūs dabar Lietuvoje ir esat kito žmogaus dokumentais? O jūs turit savo dokumentus, kad galėtumėt grįžti? Neturiu. Pas žmoną mano dokumentai. Mano pasas. O su žmona per šitas 2 savaitės bendravot? Nebendravau, niekaip negaliu susisiekti, nes neturiu interneto, bandžiau per socialinės išeiti, bet ji neatrašo. Gal ne tas Facebookas, aš turiu ten senas Facebookas, o naujo niekaip aš nerandu. Tai dabar jūsų tikslas yra susirasti žmoną ir kaip suprantu, kad atsiųsų dokumentus. Jo. Ir tada grįšite atgal į Angliją, nes aš Anglijos pilietis esu. O tai kodėl jūs nesikreipėt į Anglijos ambasadą? Aš nežinau, kur jinai yra. Žinau, kur yra, bet 1 valandą važiuoti. Nu, bet 2 savaitės jūs jau... Žinau, tai bandysiu davažiuoti lygiai tenai. O kaip dabar, va, šitas 2 savaitės, kaip leidžia dienas, kas vyksta? Miegu, vaikštau, ieško aš jos. Bandau surašyti su ją, bet niekaip neišeina. Tai su žmona ir su vaikais, suprantu, nebendraujate jau 7 mėnesiai plus 2 savaitės Lietuvoje, ne? Sulaukėt kažkokios pagalbos? Va čia, va, Lietuvoje. Jo, yra valgyti nemokamai, kur pavalgyti. Vienuolės priglaudė mane. Labai sunku ant širdies. Pervargęs tiesiog. Tokia komplikuota istorija, pagalvojus šiaip. Aš to galėjau atkurti dokumentus, tai pas ją mano dokumentai. O jūs turit kito žmogaus dokumentus su savimi. O jūs tą kitą žmogų pažįstat? Jau sumaišęs kitų galinių. Ar ten pavardės panašios, ar kas? Ar vardai panašus? Ne, kad po 14 dienų aš buvau nuteistas ir jie turėjo kitą kalinimą, bet mane paėmė ir nutempė visai kitur. Jos taip gydo tos kalinius. O jūs ten gal pat vizualiai panašus? Nu, bet kai sumaišyti 2 žmonės atrodo sudėtinga. Jis sumaišė. Per kiek laiko planuojat įsivaizduoti šitas buvimas Lietuvoje, kiek laiko jis užtruks? Nežinau, noriu kuo greičiau viską padaryti. Pervargęs. O irgi klausimas, ar kažkokių psichologinių problemų nebuvo kilę gyvenime arba dabar? Buvo psichologinių problemų kilę. Stresavau visą laiką. Vaikštau ir stresuoju. Ieško aš jos tiesiog. Mintise tos, kad kalba jinai su manim. Kokios jums pagalbos reiktų? Dabar kokios jūs ieškot? Jūs ieškot, kaip pasiekti savo žmoną? Jo, susiekti su Doncasterio policijos komisariatu. Tai parodysiu, kur internetą ir kompiuterį galit gauti, tai gal, jeigu už poros dienų susitiksim, gal netyčia jau bus pavykę kažką pasiekti. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Jo, dėkui.